sveiki! Taip, galiu patvirtinti, kad Lietuvos miškuose tikrai gyvena nežemiškų būtybių ir aš dabar kaip tik sėdžiu prie keletos iš jų. Ir kodėlgi aš pavadinau nežemiškom būtybėm? Na, jūs pasižiūrėkite į šito augalo žiedų formą. Tai yra kažkas tokio, kažkas neįprasto. Tikrai ne kiekvieną augalą pamatysim su tokiais žiedais. Ir dabar va jums kaip tik ir nuotraukų įkeliu parodyti, kaipgi atrodo iš arti šitie žiedai, nes eidami pro šalį jūs galbūt net nepastebėsite šitų žiedų, nes šitas augaliukas jisai toks yra slapukas, jį taip lengvai nepamatysite. Lapai, na taip, lapai yra kaip ir išskirtiniai, tokie vat apvalūs, kiaušiniški, bet žiedai, žiedynas visas, jie yra tokie žalsvi, mažiukai ir neišsiskiriantis. Ir galbūt tai yra viena iš priežasčių, kodėl šitas augalas išliko taip ilgai. Nes jeigu būtų puošnus, dideli gražų žiedai, žmonės būtų tiesiog išskynę, išnaikinę, pasimerkę į vazas, išsikasę, pasisodinę ir neprigytų galbūt net. Tai tiesiog šitam augalui iš vienos pusės ir pasisekė, kad niekas jo nemato. Iš kitos pusės, žinoma, žmonės nepastebi, kokių ypatingų augalų auga mūsų aplinkoje. Tai va čia aš išsilindau visiškai kažkur į krūmynus, mišką, tiesiog va atėjau kiaurai per pievas, per miškus, per pelkes ir ieškojau, gal pamatysiu kažką ypatingo. Tai va, ir pamačiau iš tikrųjų. Tai kągi mes čia matom? Matom labai ypatingo žiedo formos augalą, tai yra lietuviškai būtų kiaušininė dviguonė. Dabar, kodėl kiaušininė dviguonė? Mes matom, kad šitų augalų lapų forma yra labai ypatinga, tokia kaip du kiaušiniai. Viens priešais kitą du lapai ir jie primena kiaušinio formą. Ypač ta forma labai būna akivaizdi, kol augalas dar žiedynstiebio yra neiškėlęs ir prie pat žemės tiesiog va tokie kaip du kiaušiniai išaugę lapai. Tai pagal tai mes galim taip pat atpažinti šitą augalą. Na, o paskui jisai pradeda kilti. Nebūtinai pakyla lapai, bet va čia matom šituo atveju pakilo ir lapai nuo žemės, kaip ateivių lėkštės virš žemės skrenda ir laiko visą puokštę ateivių ant savęs. Aš aišku čia juokauju, bet iš kitos pusės aš kaip ir nesistebiu, iš kur atsirado pasakos ar kažkokios istorijos su visokiamis mistinėmis būtybėmis, tokiamis kaip fėjos, nykštukai, ten nežinau, visokių kitokių tų būtybių dar yra. Vien pasižiūrėjus kai kurių augalų formą, gali likti priblokštas, nes jinai tiesiog galvoji, iš kur pas augalą tokia forma. Na, iš tikrųjų, tarsi primena žmogų, kažkiek tokį kaip žmogeliuką, bet va yra ir sparnai, ir šalmas kažkoks tai ant tų žiedelių. Tai labai įdomi forma. Ir ne kiekvienas augalas turi tokių išskirtinių formų. Tokių labai ypatingų išskirtinių formų paprastai turi būtent gegužraibinių šeimos augalai, latiniškai būtų orchidacija. Ir na, mes jas paprasčiausiai gal vadinkime tiesiog orchidėjomis, lietuviškomis orchidėjomis. Tai mes dabar tupim, tai yra aš tupiu, prie tokių labai ypatingų lietuviškų orchidėjų, tai yra kiaušininės dviguonės. Dabar su tais pavadinimais irgi yra labai įdomi tokia maišalinė. Anksčiau kiaušininė dviguonė buvo vadinama Listera ovata. Listera buvo pavadinta tokio žymaus anglų botaniko garbei, kuris, man atrodo, aprašė šitą augalą, na taip sakant, jį atrado ir jo garbei buvo pavadinta Listera ovata. Bet šiais laikais, kai mes turim vis pažangesnės technologijas visose srityse beveik, tiek ir biologijos srityje, botanikos srityje, mokslininkai tiesiog pradeda vis labiau gilintis į šaknis, į augalų kilmę, kaip jie tarpusavyje susiję. Ir tiesiog atlikus tam tikras filogenetinės molekulinės studijas, paaiškėjo, kad šitas augalas yra artimesnis kitam augalui, kuris taip pat auga Lietuvoje, tai yra Neotianidus avis arba rusvoji lizduolė.
lizduolė, nes šaknis būna toks kaip šaknynas, kaip lizdas. Tai tiesiog ir tas neotija irgi kaip lizdas reiškia į lietuvių kalbą išvertus. Taigi, mokslininkai pamatė, kad šitas augalas vis dėlto yra artimas lizduoliai, neotija lotyniškai, ir tada priskyrė jį tiesiog į tą pačią gentį. Ir dabar šitas augalas vadinasi nebe Listera ovata, o Neotija ovata. Taigi, čia tiesiog, kad žinotumėt, kodėl šiais laikais tiek daug augalų pavadinimų keičiasi ir jie persiskirstomi iš vienų į kitas grupės, iš vienų ten genčių į kitas perkelia. Na, atrodo, nu kam šito reikėtų? Bet tiesiog anksčiau žmonės vertindavo viską, taip sakant, plika akimi ir tuos va bruožus pagal tai, kiek augalas panašus, vienas augalas į kitą panašus, pagal tai jie vertindavo, ką su kuo sugrupuoti ir kas yra artimas vienas kitam, kokie augalai. O šiais laikais, kai galima patikrinti ne tik mikroskopu, bet ir dar ir visokiais gilesniais metodais ir molekuliniais ir žodžiu visokiausiais, tai tiesiog atsirado didesnės galimybės ir daugiau informacijos ir daugiau tarpusavio jungčių atranda mokslininkai vienų augalų su kitais. Taip ir atsitiko su būtent kiaušininė dviguonė. Taigi dabar jinai priskiriama yra kaip ir lizduoliai lietuviškai, lotyniškai neotija, bet vis tiek mes ją vadinam kiaušininė dviguonė. Tai čia norėjau tą pavadinimų maišalynę truputėlį išaiškinti. Nes senose knygose, pavyzdžiui, ten Snarskio ar dar kokiose ten Lietuvos TSR floroj galime pamatyti pavadinimą Listera, o ne Neotija, būtent šito augalo. Taigi, tęsim toliau. Tai yra gegužraibinių šeimos augalas ir Lietuvoje iš tikrųjų auga net kelios rūšis šitų augalų. Tai yra ne tik kiaušininė dviguonė, bet ir širdinė dviguonė. Ir kuos, arba kitaip jinai vadintųsi dabar Neotija cordata. Cordata, na tai kaip širdinė. Taigi, šitas augaliukas, kiaušininė dviguonė, jisai yra gana dažnas. Bet mes jį, na, kaip ir minėjau, yra slapukas šitas augaliukas ir mes jį nelabai užmatysim. Tai va pievoj vaikščiodami, nebent jau turite botaniko akį, ieškote konkrečiai būtent šito augalo, na tada jau pastebėsite, nes žiedai yra žali, kaip mums yra neįprasta. Paprastai žiedai balti būna, geltoni, rožiniai, raudoni, na, žodžiu, visokiausių ryškių spalvų, o šitas augalas turi būtent žalius žiedus ir tuo yra ypatingas. Taigi, o kita dviguonė, tai yra širdinė dviguonė, jinai yra labai retas augalas Lietuvoje, berods įrašytas ir į raudonąją knygą. Ir jau ją sutikus, galbūt net informuokite botanikus, kad pasižymėtų dar vieną augavietę. Kodėl? Dabar kaip atskirti vieną dviguonę nuo kitos? Tai šitą kiaušininę dviguonę mes galime atskirti pagal didelius lapus tokius. Na, va, matot, kaip mano ranka ir va lapas. Na, lapas tikrai gana didelis yra. O širdinės dviguonės, jinai yra daug mažesnė ir jinai turi ant žiedų ir tokio rausvo labiau, tokio violetinio atspalvio. Na, žodžiu, jinai bus daug mažesnė. Pagrindė į tai galite orientuotis. O kiaušininė dviguonė, jinai jau tokia gan nemažas augalas, gali netgi sviruoti aukštis tarp 20 ir 60 cm. Tai jūs kartais galite pamatyti, kai jinai žydi, vos ne tokio aukščio jinai bus. Tai tikrai, jau kas ieškosit, tai atkreipkite dėmesį. Dabar, kodėl dviguonės žiedeliai yra tokie neišvaizdus? Gamtoje augalai yra labai pasiskirstę, kaip pasakyti, turi savo išlikimo strategijas. Vieni augalai pritraukia vienus vabzdžius, kiti augalai iš viso tik vėjo apdulkinami, kiti dar kitaip, skruzdžių ten. Pavyzdžiui, kiaušininė dviguonė, jinai netraukia tų įprastų vabzdžių, kurie, sakykime, kuriems patinka tie kvapnus, gražų žiedai. Dviguonė traukia labiau tokius kitokius vabzdžius, kuriems labiau patinka, na, sakykime taip, mešliuko kvapas, taip pat visokias parazitinės vapsvas,
tokius vabzdžius, kuriuos traukia toks nelabai galbūt mums malonus kvapas. Tiems vabzdžiams tai yra kažkas, dangiškas tiesiog kvapas. O mums tas kvapas, jis yra neskanus. Aš bandžiau uostyti kiaušininės dviguonės tuos žiedukus, bet teisingumo dėliai turiu pasakyti, kad aš neužuodžiau kažkokio tai ypatingo kvapo ar smarvės, nors jinai tarsi turėtų smirdėti. Bet yra dar vienas veiksnys, aš dabar esu iš tikrųjų gan stipriai prisikvepinus eteriniais aliejais ir jie galbūt trukdo man užuosti tą kiaušininės dviguonės kvapą. Bet galbūt vakare jinai kvepia, reikėtų pasidomėti. Bet šiuo metu aš tikrai neužuodžiu. Taigi, šitas augalas yra paplitęs tiek Europoje. Įdomu tas, kad ir Islandijoje mes galim sutikti šitą augaliuką. Yra paplitęs ir Azijoje. Taigi tas paplitimas yra gana platus jos ir jinai, kaip ir minėjau, yra gana dažnas augalas, būtent dėl to, kad žmonės jos neužmato. Tiesiog jinai yra tokia gana neryški, krūmuose kažkur auga. Aš labai džiaugiuosi, kad aš ją čia radau, bet teko truputėlį lįsti į tos krūmus čia giliau ir čia greičiausiai tik tai žvėris pralenda, o jau žmonės nelabai. Tai va tokioj vietoj aš ją ir radau, bet galite sutikti kažkur ir pievoje, nors dažniau kažkur tai krūmynuose jinai mėgsta ten, kur tamsiau šiek tiek, kai per daug saulės, gali netgi šiek tiek ją išblukinti. Ta saulė, jai taip nepatinka, kaip ten kitiems augalams. Jinai labiau taip galbūt pavėsiukė, kur drėgna, kur šlapiau, bet šiaip nereikia labai derlingos tokios dirvos, bet patinka labiau pavėsis ir drėgmė. Tai to ypatingas šitas augaliukas. Ir plus, jinai yra labai neišranki. Kaip orchidėja, jinai iš tikrųjų yra labai neišranki. Apie ką aš kalbu? Orchidėjos ir lietuviškos, tiek ir viso pasaulio orchidėjos paprastai turi sudariusios tokią kaip sutartį, vadinkim sutartį, su tam tikros rūšies grybais, sudaro tokią kaip mikorizę ir tik tų grybų pagalba jos paprastai išdygsta ir gali tarpti, augti ir, žodžiu, ne visur jos gali išdygti. Dauguma orchidėjų. O štai būtent kiaušininė dviguonė, jai realiai tinka apie 60 grybų rūšių. Ką reiškia ta 60 rūšių? Tai reiškia, kad jinai yra neišranki ir jai tinka ir tas grybas, ir su tuo grybu gali augti, ir su tuo grybu gali augti. Tai tiesiog tai palengvina jos egzistenciją ir, taip sakant, giminės pratesimą. Dabar kaip dauginasi, taip pat ir vabzdžių daug tinka apdulkinimui žiedų. Dabar kaip dauginasi šita kiaušininė dviguonė, tai yra ne vienas būdas. Žinoma, pirmasis būdas yra sėklomis. Dar įdomus dalykas tas, kad kai nužydi kiaušininė dviguonė, jinai užaugina tokias kaip sėklų dėžutės. Ir įdomumas tas, kad net ir jau susiformavus tom sėklų dėžutėm, kiaušininė dviguonė vis tiek išlaiko tuos savo žiedus. Jie nenukrenta, nenuvysta kaip kitų augalų, o išlieka. Todėl mes galim realiai, nežinau, dar net kokį liepą, rugpjūtį mes galbūt dar galime pamatyti tuos pačius žiedukus tiesiog jau su sėklų dėžutėm. Žinoma, jau niekas jų nebegalės apdulkinti, bet pati forma, jinai tokia kaip forma išsilaiko, tokių žmogeliukų, kažkokių fėjų, ta mistinė tokia forma. Tai labai įdomu, galėsite pamatyti ją ir vėliau, net ir kai jinai nužydės, vadinkim, nors žiedukai išliks. Kitas momentas yra tas, kad sudygti iš sėklos iki žydėjimo augalui reikia labai ilgo laiko tarpo. Ir kartais augalas, būtent iš sėklos išdygęs augalas, jisai gali pražysti tik tai po kokių 15 metų. Tai reiškia, kad kai kuriuos augalus, kuriuos mes matom, kad žydi, tai galbūt jiem jau yra bent 15 metų. Bet yra paprastesnis dauginimosi būdas, nes, toks yra labai ilgas dauginimosi būdas, bet jinai taip pat turi ir šakniastiebius ir tokiu kaip, vadinkim, pumpuravimosi būdu. Jinai taip pat plinta po žeme
Ir tokie vegetatyviškai pasidauginę augalai, jie gali jau pražysti po 4, po 5 metų, tai yra daug greičiau. O pati dviguonė, jinai gali vienoje vietoje išgyventi netgi apie 40 metų. Sulaukti tokio amžiaus. Tai iš tikrųjų kaip žoliniam augalui, ne kaip medžiui, ne kaip krūmui, kaip žoliniam augalui tai yra iš tikrųjų labai daug. Ir aš sakyčiau, kad jinai perspjauna netgi bijūną, kuris vienoje vietoje paprastai, sakoma, gali augti 30 metų. Tai va, dviguonė gali ir 40. Iš tikrųjų labai įdomus augalas. Na, tai turbūt būtų tiek šį kartą apie tokį nepaprastą, nežemiškos, sakyčiau, netgi kilmės augalą. Na, iš tikrųjų tai žemiškos, aš čia juokauju. Bet pati forma žiedų, jinai tikrai nepaprasta. Ir aš kai pamačiau, iš arti įsižiūrėjau, visą laiką žiūrėkite augalus ir iš arti, nes pamatysit be galo daug įdomių dalykų. Kai aš įsižiūrėjau iš arti, man tiesiog atrodo, kad kviečia tave apsikabinti. Kažkoks vat, žmogeliukas ar kažkokia fėja žalia su sparnais tiesiog kviečia apsikabinti. Na, va tai linkiu, kad ir jums tektų tai patirti, kad sutiktumėt iš tikrųjų dviguonę ir tektų su jie apsikabinti, nes iš tikrųjų augalas yra labai ypatingas ir labai pradžiugino mane tai, kad aš jį atradau ir dabar reikia saugoti, mylėti. Nors tai iš tikrųjų nėra kažkoks labai retas augalas, bet pavyzdžiui, čia aš aptikau tik tai kokius, nežinau, 5 gal egzempliorius ir tik tai 2 iš jų yra žydintis. Ir tą vieną žydinti kažkas dar nukando, susisuko čia kokoną kažkokį. Nu tai žodžiu, norėjau jums nufilmuoti, prieš tai mačiau buvo pilnas, bet kažkas jau pasidarbavo iš vabzdžių. Kviečiu ir jūs ieškoti, tyrinėti gamtą ir atrasti nuostabių dalykų. Tai šiam kartui tada būtų tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Parašykite komentaruose, ar teko susitikti, apsikabinti dviguonę. Galbūt esate matę kažkokių kitų ypatingų augalų Lietuvoje, galbūt kitų gegužraibinių šeimos augalų, tai pasidalinkite komentaruose. Taip pat, jeigu patiko šis video, kviečiu spausti patinka, kviečiu užsiprenumeruoti, kas dar to nepadarėte. Ir taip pat, kas norite prisidėti prie šio kanalo, galite paremti jį užsiprenumeruodami Patreon platformoje kanalą Gamtos poezija. Tai bus jums labai dėkinga. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.